Sveiki visi. Ir ką aš čia taip našiausi internete. Žiūriu Alfa Romeo klubo puslapį, kažkas parduoda Alfa Romeo 145 odinės sėdynės. Na tai aš labai ilgai nelaukęs, parašiau, susitarėm ir važiuosim pasiimti. Aišku, pas mane ten buvo tokios veliūrinės, na, biškiau patriušę, bet tiek oda yra oda, jinai pridės kažkokią savo vertę. Na, tik tais vienas minusas, kad tenai yra nuo 105, jinai yra vidurė, tai bus tokios biškiai atsilenkiančios, bet tas tikrai nėra blogai. Jo, šiandien oras tai ne kažką. Nu tai va, turim čia tokias sėdynės, matau vienas varžtas, o čia dar yra vienas varžtas. Ir iš priekio turėtų būti dar po vieną varžtą. Nu čia šitą priekinę turėtų pakankamai lengvai įsiimti. Turiu išimtą sėdynę. Lengvai atsisuko, ten tie 4 varžčiukai, čia va vienas buvo, čia va vienas buvo. Vienas čianai ir vienas čianai. Na, čia tokia viena iš paprastesnių turbūt. Kai kur būna daug labiau paslėpti tie varžtai, gal sunkiau prieinami, bet čia tai viskas labai paprastai. Toks, taip sakykime, lengvas darbas. Dabar kitas dalykas, aš čia matau, čia vienas čia ir tenai. Ir viskas, ir tada įsiimsiu visą šitas, ir tada ten gale jau bagažiniai, man atrodo, bus dar keletą varžčiukų, jeigu nieks tai neprikepia, neužkepia, tai turėtum tikrai lengvai nusiimti. Išsiėmėm čia, kaip ir sakiau, atsisukau vieną varžtą, čia užteko vieno, išsiėmė tą pusę, čia buvo dar vienas varžtas, kažkur jau pamečiau. Ir išsiėmė tas, čia buvo toks laikiklis su kabino laikėsi. Ir viskas taip lengvai, paprastai išsiėmė, jokio didelių pastangų labai nebuvo, čia vienas varžtas. Ir dabar ką liko, va ten va matau, keletą varžtų bus bagažiniai ir viskas, ir turėtų viskas pakankamai lengvai ir greit įsiimti. Kaip matau, va yra čia va vienas, 2 varžtai, tada ten, man atrodo, vienas ir ten vienas. Ir turėtų viskas atsilaisvinti, pasileisti. Ir lengvai viskas čia išsiimti. Kaip ir sakiau, atsisukau va tenai va vieną varžtą. Čia va vieną varžtą va, šitoj vietoj, o šičia tik tais biškį atlaisvinau, kad va čia iš tokių va vyrių va galėčiau ištraukti, ištraukiau, užsiėmę ir viskas. Turim švarų besėdynų saloną. Nu ir esam pasiruošę keliauti, pasiimti naujų sėdynų. Baisusis laikotarpis, kada mašinos taip šika ant to langų ir tas langų skystis baigėsi kosminiu greičiu. Užsipylėm, dabar galima bus važiuoti toliau, nes nieko nebemačiau jau. Tadam, parsivežėm sėdynės, va.
Čia šitą priekinę įsidėjau, kad jinai laikytųsi, kad vežant nesibaladotų. Ir čia gale turim viską, susimečiau taip. Ir dabar tas tik tais reikia apsivalyti viską, kas buvo prieš tai, išsimti dar tą seną vieną sėdynę. Ir taip pat kaip vakar išsirinkau, tai taip pat šiandien viską ir susirinkti. Nieko sudėtingo prieš tai. Dar biškį pasivalysiu ir viskas. Ir bus baigta. Ant senų sėdinių turim tokį visai gražų raudoną šitą, o čia taip biškį išblukęs toks vos nežužavas ir net nežinau, ar čia gerai veikia ar ne, bet mes jį čia paimsim ir apkeisim vietom. Šitą nusuksiu čia ir turėtų būti visai tada good. Susidėjom šituos, dabar jis bus gražu, tvarkinga. Tadam! Ir pabaiga. Ir turim surinktą gražų saloną. Iš tikrųjų, rezultatas geresnis negu aš tikėjausi. Viskas visai gražiai dera. Oda labai tvarkinga, graži. Nėra taip baisiai suskilinėjusi. Iš vis beveik nesuskilinėjusi. Biškai kažkur truputį pasitrynė, bet šiaip tai yra tikrai gražiai. Dabar viskas taip normaliai, prie juodų kilimėlių, prie juodų panelių, prie juodų durų apmašalų, viskas gražiai dera, atrodo tvarkingai, palyginus kaip buvo prieš tai, dar man tik tai gaunant šitą mašiną, tai čia vava vyva kaip pasikeitė. Tai ką, iki kitų video, iki!